Sveiki, Rita. Sveikas, Jūrai. Pirmas dalykas. Labai džiaugiuosi apskritai, kad mobilus užuolaidų salonas įmonė yra pagrindinis mūsų laidos partneris. Šiandien dar labai džiaugiuosi, kad pavyko gyvai susitikti viename iš jūsų naujausių projektų. Tai yra privataus namo projektas, įspūdingas namas ir apskritai pasišnekėti su jumis daugiau apie mobilų užuolaidų saloną ir apie tai, kaip teisingai pasirinkti užuolaidos audinius, kokias klaidas daro užsakovai kitą kartą, ar ne, ir kaip tų klaidų išvengti, kad jos nekainuotų brangiai. Tai Rita, kalbant apie mobilų užuolaidų saloną. Na ir jūs šiandien atvykote pas mus labai greitai, bet iš tikrųjų mes mobilumą jūsų pajutome kaip užsakovai nuo užsakymo, nuo medžiagų pasirinkimo, greito pasirinkimo iki to iš tikrųjų pakankamai greito užuolaidų atsitikimo namuose. Tai truputėlį daugiau apie jūs papasakokite. Taip, tai svarbiausia yra terminas pažadėtas, kokybė ir kokybiški audiniai. Atvykstam į objektą su atrinktais audiniais, pradžioj aptariame, kokie interjero turi būti sprendimai, tada atrenkame tinkamiausius audinius iš savo kokybiškų audinių kolekcijos, atvežame interjerą, prideriname būtent tokius, kokius reikia, atliekame matavimus, pagaminam ir pakabinam. Viskas pilnai nuo elektrinių karnizų, nuo paprastų lubinių bėgelių iki užuolaidų pakabinimo. Važiuojam kiekvienais metais į parodas, atrenkame kokybiškiausius audinius savo dizaineriais, su kuriais dirbame, nes kiekvienas turi savo stilistiką ir žinom, kas yra reikalinga. Dirbame su Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos tiekėjais. Tai yra svarbu, kad tiekėjas būtų patikimas, kad laiku būtų išsiųstos prekės, kad būtų kokybiškas audinys. Tai yra labai svarbus dalykas. Na ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turim galimybę pakalbinti Ritą iš Mile Studio, architektę, kuriame irgi Rita šitame projekte pasireiškė su savo kolegė Lina. Tai kaip tas procesas turi atrodyti, kad iš tikrųjų tai nuo idėjos iki dabar, kur mes esam, galutinio gero rezultato būtų greita, sklandu ir kokybiška. Ties pirmiausia, mes kalbame su užsakovais, ko jie nori, koks įsivaizdavimas. Įpročiai kokie, ne? Įpročiai, taip, ar jie mėgsta tamsą visiškai, mėgsta privatumą, ar jie kaip tik nori kuo atviriau, kuo lengviau. Tiesiog kalbam apie tuos namus. Kas turi jaustis, ar tai bus šviesus namai, ar tamsus, natūralios medžiagos, ar industrinis interjeras, tiesiog, kad pajausti, koks audinys yra reikalingas. Ir po to mes jau kai išsivystom visą interjero konceptą, visą idėją aiški, tada mes kreipiamės į Ritą su konkrečia užduotim ir pataria techniniais klausimais, kas yra labai svarbu, nes mes audinių visų nežinom. Per pajūtą tiesiog interjero suvokiu, kokie audiniai ten turi būti. Vizualizacijos būna atsiunčiamos brėžiniai, tada atrenku tinkamiausius audinius, mano manimu, ir nuvežu į biurą architektėms. Pagal atrinktas medžiagas tame interjere mes parenkam pačius tinkamiausius audinius ir juos pateikiam klientui, kliento verdiktui, ar jam patiks ar ne. Šiame projekte buvo reikalingos užuolaidos tarpinio audinio, kad būtų apsauga nuo saulės televizorių žiūrint, šiek tiek pridengtų vaizdą nuo gatvės, bet neužtemdytų pilnai patalpos. Nereikėjo naktinių užuolaidų, todėl kad labai yra gražus vaizdas pro langą, spalva parinkta prie sienų, kad išdidintų patalpą pačią. Labai svarbu užuolaidas teisingai suprojektuoti nuo pat pradžių. Todėl labai smagu būna, kai bendradarbiauji su interjero dizaineriais dar projekto stadijoje, tada galima patogiai teisingai užsinešti brėžinyje tiek, kiek bus užuolaidos nustumiama į šoną. Bus bėgeliai suformuoti teisingo pločio. Nes jeigu per mažai yra nustumiama užuolaida, jinai uždengia patį langą ir darinėti yra nepatogu. Kartais būna labai per siauros nišos suformuotos ir užuolaida dengia langą. Todėl prarandama dalis šviesos. Na ir dabar esame viename iš miegamųjų, viename iš vaikų miegamųjų. Čia, kaip suprantu, turime sumontuotus ir elektrinius bėgelius su motoriukais. Ar juos reikia nusimatyti iš anksto, kaip visą tai vyksta? Geriausia yra nusimatyti iš anksto, kada yra teisingoje vietoje išvedamas laidas, bet ne bėda, jeigu nenumatyta tas dalykas, nes yra akumuliatoriniai varikliai, kuriuos galima pritvirtinti kartu su karnizu, jau nesant laido galimybės išvedimo.
Ir čia medžiaga visiškai užtamsinanti jau. Čia yra dimautas, ne blekautas, bet dimautas, jisai 70-80% temdo. Nes kai kurie vaikai pilno užtemdymo ir prisibijo. Okay. Ar tokius dalykus irgi aptarėt su užsakovais? Būtinai. Vieni mėgsta miegoti visiškoj tamsoj, Geras. Kitiems reikia matyti, kada saulė teka, o tretiems taip per viduriuką. O šitie aparatai jie ir programuojami, kad, pavyzdžiui, 6 ryto atsidarytų savo man užuolaidą? Taip. Šitą norėčiau. Šitas geras. Kalbant, Rita, apie medžiagas čia, truputėlį matau ir storesnę tą naktinių užuolaidų medžiagą, ar ne? Čia yra dimautas, joje yra įaustas juodas siūlas, kuris suteikia temdymo efektą. Okay. Čia yra dieninis audinys su pūkeliu, imituojantis medvilnę. Šiame kambaryje vyrauja šviesios pastelinės spalvos. Jeigu užuolaidų audinį priderinsim prie sienų, tada optiškai išdidėja kambarys, patalpa. Jeigu kontrastuojanti, tada tamsesnė, pavyzdžiui, medžiaga, jinai mažina patalpą. Šviesesnė didina. Bet jeigu idealiai sienos ir užuolaidos, tada kambarys tampa didesnis. Šioj patalpoj yra naudotos dieniniam variantui žaliuzės, bet užuolaidų audinys jisai suteikia jaukumo žaliuzėms, minkštesnį vaizdą. Galima prisisukti pilnai nakčiai, užsukti žaliuzės ir nesimatys, kas yra pro langus. O iš tikrųjų, kalbant dar apie klaidas, kokias būna, kad klaidas žmonės daro besirengdami, pavyzdžiui, audinius, tarkim, tokiuose, nežinau, drėgnose patalpose? Reikia įvertinti taip, koks yra žmogaus gyvenimo būdas. Ką jisai mėgsta, kas jam patinka, ar yra naminiai gyvūnai, ar maži vaikai yra. Tiesiog visas šitas aplinkybės reikia įvertinti, ko tu nori ir išsigryninti poreikius. Tada galima adaptuoti pagal situaciją užuolaidas jo namams. Miegamuosiuose svarbu užuolaidų ilgis. Jeigu norima, kad visiškai saulė neprasiskverbtų pro apačią, tada geriau daryti iki grindų gulinčias užuolaidas, tada saulės spinduliai būna užblokuoti pilnai. Jeigu tai nėra svarbu, tada reikia šiek tiek atkelti užuolaidas. Vėlgi, kad įvertinant, koks yra plotis, kad nesivilktų ir nesurinkinėtų pūkų. Yra labai svarbus momentas, kame yra mūsų privalumas. Taip, kad atvykstame ne tik tai, kad su atrinktais audinių pavyzdžiais būtent tiems namams, bet renkantis audinio spalvą reikia žiūrėti užuolaidas tame kambaryje, kuriame jos ir kabės. Nes jeigu tą pačią spalvą pakabinsime šiauriniam kambarį, jin atrodys vienaip, pietiniam kambarį atrodys visiškai kitaip. Todėl kartais gali būti kažkur tai parduotuvėje išsirinktas audinys, pasiūtos užuolaidos, pasikabinta ir pamatyta, kad visiškai netinkama spalva yra arba per tamsi, arba per šviesi. Visas tas procesas, tai atrodo taip sudėtinga, ką jūs darot, ir aš iš tikrųjų taip džiaugiuosi, kad yra tokie specialistai, kurie kartu dirba, kartu planuoja ir kurie leistų turbūt atsitraukti bent kažkuriuose dalyse, kad ir kiek aš norėčiau dalyvauti galbūt namų ar biuro interjero įrengime, bet labai nenorėčiau galvoti apie situaciją su užuolaidom kažkokiom ir galiu pasitikėti mobilių užuolaidų salonu, Rita, jeigu daro projektą iš Melt Studio ar ne, kad jūs pačios tarpusavį bendraujat, diskutuojat ir atnešat tą galutinį rezultatą. Tas iš tikrųjų jaučiasi. Tai iš tikrųjų labai džiugu, labai ačiū, kad papasakojot ir mūsų žiūrovam, kaip sakyt, patarčiau atiduoti svarbės užduotis profesionalam. Sutinku. Tai ačiū.